original form of the Lord, Sri Krishna, is wonderful pastimes. They are described in the 10th canto of Bhagavatam. Ir taip pat Šrimad Bhagavatam aprašoma visų dvasinių ieškojimų galutinis tikslas ir tobulumas. Tai yra Krišnos pirminis pavidalas ir visi jo žaidimai aprašyti Šrimad Bhagavatam 10 giesmėje. So the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam teach us in preliminary stage and developed stage, means primary instruction and further instruction, who is the Supreme Personality of Godhead and why we should surrender to Him. Tokiu būdu Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam moko mus pirmuoju ir antruoju lygmeniu apie tai, kas yra aukščiausias Dievo asmuo ir kodėl mes turėtume jam atsiduoti. And Nectar Devotion teaches us the process of surrendering to Him, Bhakti Yoga. Atsidavimo nektaras moko atsidavimo proceso Bhakti jogos. And describes in detail what are the different levels that devotees may attain to. Ir taip pat aprašo įvairius lygius, kuriuos gali pasiekti atsidavusiai. So these books, they are giving us knowledge, instruction. Dėl to šios knygos teikia mums žinias ir nurodymus. They're very pleasing to the devotees. Jos yra labai malonios atsidavusiems. Bhagavad Gita is initial knowledge. Bhagavad Gita pradinės žinios. When we say initial knowledge, that means it's extremely elevated knowledge. Bet nežiūrint to, kad sakom pirminės žinias, vienu metu tai reiškia, kad labai išaukštintos You žinios. shouldn't think, oh, I read Bhagavad Gita, now I don't have to read again. Nereikia galvoti, aš jau tiek daug kartų skaičiau Bhagavad Gita, nėra reikalo skaityti dar kartą. Bahunam janmanamante jnanavangmang prapadyate vasudeva sarvaniti samahatma sudurlabha. This knowledge of Bhagavad Gita that may be attained after many, many lifetimes. Šios Bhagavad Gitos žinios gali būti pasiektos po daugelio gyvenimų. By one very great person, such a great person is not often found. Tik tai didžių asmenybių ir tokios didžios asmenybės be galo retos. Who actually understands that Krishna is everything. Tokios asmenybės, kurios pajėgia suprasti, kad Krishna yra viskas. There is nothing outside of Krishna. Ir be Krishnos nėra nieko. So knowing that, he surrenders to Krishna. Tai žinodamas jis atsiduoda So Krishnai. that is highly elevated knowledge. Tai be galo išaukštintos žinios. Beyond that, even same knowledge but more developed is Srimad Bhagavatam. Ir tos pačios žinios, tik tai dar labiau išvystytos, yra Šrimad Bhagavatam. And when one is fully convinced of Krishna, fully absorbed in spiritual life, then he may read Chaitanya Charitamrita. Ir kai kažkas pilnai pasitikė Krishną ir įtiki juo, jis gali skaityti Chaitanya Charitamrita. Just like pure concentrated nectar, Tai kaip tyras koncentruotas nektaras, which demonstrates the whole essence of Srimad Bhagavatam. demonstruojantis visą Šrimad Bhagavatam esenciją. Srimad Bhagavatam, what is the meaning of Srimad Bhagavatam? Kokiagi Šrimad Bhagavatam prasmė? Dharma projita kaitava atra, the cheating religion that is kicked out from Srimad Bhagavatam. Apgaulingoji religija, ji išmetama iš Šrimad Bhagavatam. Cheating religion means dharma artha kama moksha. Apgaulingoji religija turime galvoje artha, dharma, kama, moksha. Dharma means materialistic, external religious formulas. Ir dharma šiuo atveju reiškia materialistišką, išoriškai praktikuojamą religiją. Artha means economic development. Artha reiškia ekonominį išsivystymą. Kama means sense gratification. O kama jutiminį pasitenkinimą. And moksha means liberation. O moksha išsivadavimą. So these are the subject matters described in the Vedas, but they are rejected from Srimad Bhagavatam. Tai yra temos aprašomos Vedose, bet jos atmetamos Šrimad Therefore, Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is Chaitanya Mahaprabhu teaches Srimad Bhagavatam pramanam amalam. This is the spotless evidence of spiritual knowledge. Dėl to Viešpats Čaitanija moko, kad Šrimad Bhagavatam yra bepriekaištinga žinių šaltinis. Because it teaches prema pumartho mahan. The real necessity of everybody is to develop pure love of Krishna. Dėl to, kad jame mokoma, kad vienintelė būtinybė kiekvienam yra išvystyti tyrą meilę Krishnai. Chaitanya Mahaprabhu came to teach how to follow Srimad Bhagavatam. Viešpats Čaitanija atėjo tam, kad išmokytų,
kaip sekti Šrimad Bhagavatam, how to become absorbed in the ecstasy of love of Krishna. kaip paskesti meilėje Krishnai. Therefore, these books, Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, and Sri Chaitanya Charitamrita, these books are sufficient for fully knowing Krishna and preaching Krishna consciousness all over the world. Dėl to šios 4 knygos, Bhagavad Gita, kokia yra, Šrimad Bhagavatam, Siddhavima Nektaras ir Sri Chaitanya Charitamrita, yra visiškai pakankamos Krishnos supratimui ir to pamokslavimui visame pasaulyje. And when we've fully realized the import of all these shastras, then we will simply fall down at the lotus feet of Nanda Maharaj, because in his courtyard, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is playing. Ir jeigu mes suprasime visas Vedas su visais jų duodamais nurodymais, mes paprasčiausiai pulsime į kojas Nandai Maharadžui, kadangi aukščiausia absoliuti tiesa Krishna žaidžia jo kieme. Any other question? Kiti klausimai. I thought you were going to give me some challenge, and you went like this. Man pasirodė, kad tu meti man iššūkį ir dėl to tu taip pat. This is Madhvacharya sign. Tai yra ženklas naudojamas, Dvaitvad. kurį naudojo Madhvacharya. Dvaitvad. Dvaitavada. There is God and there is everything else. Yra Dievas ir yra visa kita. So he was always challenging everybody, challenging the Mayavadis. Ir jis visada mesdavo iššūkį tokiu būdu Mayavadžiams. So Chaitanya Mahaprabhu taught Achintya Bheda Bheda Tattva. That everything is simultaneously one with God and different from him. Chaitanya Mahaprabhu mokė Achintya Bheda Bheda Tattvas, kad viskas vienu metu yra Krishna ir skiriasi nuo jo. The followers of Madhvacharya, they have one very good disease, which is that they hate Mayavad completely. Madhvacharyos pasekėjai turi vieną gerą lygą, kad jie neapkenčia Mayavadžių. Of course, it's difficult to find such a follower nowadays. Tiesą sakant, šiais laikais labai sunku rasti tokį pasekėją. Except in ISKCON. The real followers of Madhvacharya in ISKCON hate Mayavad. Jeigu nekalbėsim apie ISKCONą, tikrieji Madhvacharyos pasekėjai ISKCONe, jie neapkenčia Mayavadžių. So, Madhvacharya, even he criticized Ramanujacharya. Madhvacharya kritikavo netgi Ramanujacharya. As Ramanuja, he taught Vishishtadvaitavad, that everything is one with God in one sense, but still God has his own special characteristics. Ramanujacharya mokė Vishishta Advaitos, sutinkamai su šia teorija, viskas yra vienas su Dievu, nors Dievas turi savo išskirtinės savybės. Madhvacharya couldn't hear the word Advaita. He hated it. So Advaita means oneness. He hated that. Tačiau Madhvacharya taip neapkentė šio žodžio Advaita, kad negalėjo net girdėti jo. So no oneness, two-ness, Dvait, two-ness. There's God and everything else. Dėl to jis pasakė, jokios vienybės, dvejybė, jokios Advaitos, Dvaita. Of course, this brings in some philosophy. It's very good to smash Mayavad. We should smash Mayavadis. Jis buvo labai nuostabus, jeigu kalbėti apie Mayavadžių triuškinimą. Sometimes devotees ask, how can we become advanced in Krishna consciousness? Kartais žmonės klausia atsidavusių, kaip galima tobulėti Krishnos sąmonėje. One way is to preach against Mayavad. Vienas iš būdų yra pamokslauti prieš Mayavadžius. Because according to Padma Purana, anyone who preaches against Mayavad becomes very dear to Lord Vishnu. Todėl, kad sutinkamai su Padma Purana, kiekvienas pamokslaujantis prieš Mayavadą tampa labai brangiu viešpačiui. So this Mayavad idea that God is also under the control of Maya, therefore he gets a big long beard because he's under the control of time. This is all Mayavad. Visa tai yra Mayavadiškos idėjos, kad Dievas yra valdomas materialios energijos ir dėl to jam išauga barzda. That means they're trying to say that God is like one of us. Dėl to, kitaip sakant, jie sako, kad Dievas yra vienas iš mūsų. So we should preach, give the clear conception of God. Dėl to mes turime pamokslaudami suteikti tikrąją viešpaties idėją. Tell people that God is a young cowherd boy, he's the supreme controller of all the manifestations. Pasakokit žmonėm, kad Dievas yra jaunas piemenukas, visako valdytojas ir kūrėjas.
He's blue and he has a flute. Jis yra melsvos spalvos ir turi fleitą. And do you believe that? Ar jūs tikite tuo? Yes. Taip. Why? Kodėl? Because Shastra says so. Todėl, kad šastra tai teigia. Shastra must be correct. Šastra privalo būti teisi. So anyway, that Chaitanya Mahaprabhu taught that in one sense God is one with everything. Dėl to Chaitanya Mahaprabhu mokė, kad kažkokia prasme Dievas yra viskas. Because nothing is separate from God. Dėl to, kad niekas negali būti atskirtas nuo jo. And if we say that God is not impersonal, then he's incomplete. Ir jeigu mes pasakysime, kad Dievas nėra asmeniškas, tai jis nebus pilnas. God is complete, therefore he must be both personal and impersonal. Dėl to, kad Dievas, kadangi Dievas yra pilnas, jis turi būti ir asmeniškas, ir beasmenis. But if you say that his impersonal manifestation is more important than his personal manifestation, then you are a Mayavadi. Bet jeigu jūs pradedate teigti, kad jo beasmenis pavidalas svarbesnis už asmenišką, jūs tampate Mayavadžiu. The personal form of Krishna is much more important than his impersonal manifestation. Krišnos asmeninis pavidalas nepalyginamai svarbesnis už jo beasmenį. But still we don't deny his impersonal manifestation. Vis dėlto nereikėtų pamesti ar užmiršti jo impersonalaus That egzistavimą. would be to deny part of Krishna's completeness. Tai būtų, tokiu būdu būtų prarandama Krišnos pilnumas. But we stand strongly against those who deny Krishna's personality. Bet mes labai aršiai nusiteikę prieš tuos, kurie praranda Krišnos asmeniškumą. So Madhvacharya was doing that. Two, Krishna is above. He is above this material manifestation. Dėl to Madhvacharya jisai buvo taip nusiteikęs. Krišna aukščiau, jis aukščiau materialios manifestacijos. Any other questions?